Keletas atsakymų į jūsų klausimus video formatu. Taigi, ką reiškia pagerinti kraujotaką vyrui? Kraujotaka mažajam dubenyje lygu geresnė erekcijos kokybė, mažesnė prostatos uždegimų rizika. Prasta kraujotaka lygu tingus testosteronas, lėtesnis atsistatymas po fizinio krūvio, bei šaltos galūnės bei nuovargis. Kas yra energijos lygis ir kaip tai jaučiasi? Jeigu plačiau paaiškinti, tai ne tik jėgų turiu, bet ir koncentracija, motyvacija, darbingumas, atsparumas stresui, tai reiškia energijos lygį. Amino rūgštys ir antioksidantai padeda ląstelėms gaminti energiją efektyviau. Toliau, stresas ir nervų sistema. Kodėl tai vyriška tema? Stresas mažina testosteroną, blogina miegą, silpnina libido. Nervų sistema reguliuoja ne tik emocijas, bet ir fizinę reakciją į stresą, į kraujospūdį, į virškinimą. Toliau, kepenys. Kepenys ne tik po vakarėlio. Kaip paaiškinti? Kepenys filtruoja hormonus, toksinus, reguliuoja cholesterolį. Jei jos apkrautos, libido krenta, nuovargis didėja, oda prastėja. 5. klausimas. Libido. Libido ne tik seksas. Libido gyvybingumas ir noras kažką veikti bei pasitikėjimas savimi. Toliau. Mažas libido rodo giluminį disbalansą hormoninį ir emocinį ar kraujotakos. Tai tokie yra esminiai 5 klausimai, į kuriuos dažniausiai vyrai ieško atsakymo. Kągi, paklausykit. Beje, jeigu kilo klausimų, nesididžiuokit, parašykit, pasitarsim. Parašyk, čia asmeniškai būtinai atsakysiu.